Ei, štai ir dar viena kova. Tarp kažko ir kažko. Tuoj pasižiūrėsim tarp ko. Tarp Pikachu ir Vec. Vec. Net nežinau, kaip tave čia vadint. Ok, tai Pikachu praeitą žaidimą, sakyčiau, įspūdingai pačyzino, pasurino. Ir jo, reiks iš tikrųjų pamėginti tą bairiuką. Net neįsivaizduoju, ar jis dar įmanomas. Ir jeigu įmanomas, tai siaubas, ką daryt protosam, tada ir visiems kitiem. Čia geras, man patiko. Ir, ok, žiūrėsim. Šitas žemėlapis vadinasi Scrap Station? Ne Scrap Station. Shipyard, Antigua Shipyard, man atrodo. Ir nors čia Shipyardo nesimato, gal čia ir ne Shipyard. Žodžiu. Matom dujos atšauktos, čia matom iš naujo pačio. Ir, nu jo, žiūrėsim, kas čia bus. Overlordas, tai yra prižiūrėtojas, teisinga kryptim keliauja, atras mūsų priešininką, netgi neverta matyti siųsti tranų, nors aišku, kol kas Pikachu dar to nežino. Keliauja mūsų dar vienas prižiūrėtojas į šitą pusę, bet pirmasis spėjimas buvo taiklus. Ir taip, matom, jau barakai pirmieji yra statomi, blokuojam rampą, kad jie kelingai neprabėgtų. Ir lauksim, žiūrėsim, kas čia bus. Ir dabar jau, ką aš norėčiau dar pasakyti, Blizzardas pradėjo jau rodyti pirmojo StarCraft papildymo į sukurtus karinius vienetus, kuris papildymas vadinasi Hearts of the Swarm, right? Ir nežinau, pirmieji kariniai vienetai, na, Protosų ir Zergų, man atrodo, įdomus dalykai bus, o už Teranus tai kažkoks iškrypęs robotukas, bent jau man atrodo, nežinau, kažkaip jis man keistai iš tikrųjų atrodo. Gal kai bus normaliai nudažytas, tai gal atrodys kažkiek žmogiščiau, bet dabar tai kažkoks nykštukas, nežinau, pabaisiukas. Nu, bet greitai. Na, kad bus jau kažkokie nauji vienetai kariniai, tai kas be ko yra labai smagu. Jie bus multiplayer'e, tai yra galėsite lošti Battle.net su jais. Ir taip, laukiu nesulaukiu, net neįsivaizduoju, kada tas papildymas atsiras. Iš tikrųjų, StarCraft'u net nežinau, ar verta būtų jį greit daryti, nes ir žaidimas yra santykinai naujas ir iškart taip papildymą kurti po metų ar ten po 2 neapsimoka. Manyčiau, pats tas būtų po 3 metų, o tas būtų iš tikrųjų geras dalykas. Na, aišku, metai jau praėjo, eina jau 2 metai ir StarCraft'ui turiu minį. Ir nežinau, bent čia mano asmeninė nuomonė, kad ne per greit atsibos tas žaidimas. Ir nors, aišku, galima tų plėtinių kiek tu nori leisti. Jis bus už Zergus, vienas plėtinys, antras yra Hearts of the Swarm ir dar už Protosus, aš neatsimenu kaip jis vadinasi. Štai matom, pėstininkas nepasivys šitą prižiūrėtoją, nors, o dieve, 8 gyvybės taškai, nors tu jau būsi vis tiek padarytas nelaimingu. Jis puikiai supranta, Pikachu, kad šakės šitam... Taip, šakės iš tikrųjų. Nesėkmingai čia sustojo. Nu, galbūt pamatė fabriką. Fabrikas su technologijų laboratorija, o ten reaktorius yra ar nėra prie barako, aš dabar nepastebėjau. Ne, nieko iš vis nėra. Matom, 1-1-1 bus mūsų bazės plėtinės iš Veko pusės, kas yra labai geras dalykas prieš Protosus, bet nesuper geras dalykas prieš Zergus. Kita vertus, net nežinau, kas čia gausis, tai pažiūrėsim. Taip, Zergai. Mūsų Pikachu vysto greitį, plėtinys jau įsteigęs su 4 cilindrais, ne? Taip, su 4 cilindrais ir darbininkų kasa čia viską išėlės. Matom evoliucijos kamerą, kas bus pradėta vystyti. Bet labai jis akivaizdžiai tą 1-1-1 atskleidė savo visą buildą, taip sakant. Ir kas yra nelabai netgi įdomu, manyčiau, pačiam Pikachu, jis žinos, kaip adekvačiai sureaguoti šitą, na, adekvačiai sureaguoti. Kas čia bus? Tankai, pėstininkai ir medivakai. Nu. Bet nors iš tikrųjų iš vieno barako bus labai tada ankstyvas spaudimas iš tikrųjų, nes nežinau, taip tiesiai šviesiai rodėt, ką tu darai, tai reiškia tik tais, kad tikrai bus kažkoks spaudimas. Matom, vienas krapštukas yra įsteigiamas ir tarakonų veisykla, kas turėtų lengviausiai susidaryti su mažu kiekiu pėstininkų ir tankų. Ir iš tikrųjų mažų kiekį, nes didelė ir nebus iš vieno barako. Ir ar čia matysim numetimą, kuris keliauja. Tai štai dar vienas žvalgas.
Matyt, Pikachu netikė, kad viskas taip į akis tiesiai šviesiai drėbta, kad va, aš varau vieną baraką, vieną laivų gamyklą ir vieną tankų gamyklą, faktorių, tai yra fabriką. Ir jeigu, nu, iš tikrųjų Pikachu daugiau niekur nematė, jis turbūt dabar yra labai laimingas, nu, matom, štai antrasis barakas pagaliau pastiprinimais, nes jau ekonomika jau iš tikrųjų stiprėja pas mūsų veką ir jau iš tikrųjų reiktų netgi plėtinį pradėti statyti ar kažką tais, nes na, nežinau, jeigu išspaus pakankamą kiekį tarakonų mūsų Pikachu, į ko jis dabar nedaro, iš tikrųjų reiktų, na, lingai matom pasilikę. Jeigu bus kažkoks tai puolimas, tai jis bus pastebėtas. Deja, puolimas vyksta su medivakais. Ir šitie lingai, aišku, viską pastebės. Matosi iškart 6 tarakonai, aš net įsivaizduoju, ar jis čia nujautė, ar jis čia netyčia padarė tos 6 tarakonus. Tankai apgulties režimo nėra, bet yra labai gerai numesti, kadangi joks lingas čia nieko nepadarys. Kita vertus, Overlordas čia parodys viską ir tarakonai galės viską čia sunaikinti, bet 3 karalienės, 7 tarakonai, ar kiek čia visi 6. Ir, su apgulties režimu visgi tankai. Tai yra žiauriai nelabai gerai. Ir matom, sakau, su nedėliu pėsninkų kiekiu tarakonai lengvai susitvarko, karalienės čia viską padės sutvarkyti. Ir dabar turėtų imtis tankų, tankai apgulties režime. Ir, kaip skaudžiai čia tarakonai žūsta. Tankai čia labai greitai nekris. Štai matom, skanas numestas, karalienė viena žūsta, skanai pasitrauka, jei karalienė žūs, Ne, nežūs. Karalienė nežuvo. Bet liko tik vienas tankas ir čia jau reiktų kokį nors tarakoną atsiųsti, kad jis baigtų reikalus šitam. Kas čia tikštelė. Kažkas tikštelė tenai. Ir... nu ką, 1-1 vaudimas toks visai nieko, iš tikrųjų. Šitas žemėlapis yra bjaurus dėl va šito laiptelio. Ir... taip, kažką čia šaudė tas tankas, vėliai žino į ką. Na, vienu žodžiu. Išvalyta čia viskas buvo ir vienas medivakas grįžta aplamdytas, matom dar vienas medivakas, pėstininkai ir čia darosi maradieriai yra labai geras, labai geras dalykas prieš tarakonus. Štai matom krapštukai turėtų, man atrodo, siekti šitą slengstį ir kadangi čia dar yra prižiūrėtas, nors aišku pėstininkų čia nuleista ant žemės ir viskas prižiūrėtų ir matom lingai mūsų raudoni. Kaip aš sakau, įsimečiau failiuką, kad ryškesnės spalvas būtų, bet nežinau, man jau asmeniškai už protosus ir už teranus labiau patinka negu kad už zargus. Ir štai matom koks toras įspūdingas. Ir viskas kaip ir logiška. Mutaliskų aišku nematysim, bet torai irgi labai geras dalykas prieš tarakonus. Pendelingų lizdas, kas reiškia, kad pėstininkai saldžių dienų nematys. Ir matom toliau, medivakai yra pumpuojami, iš tikrųjų laisviausiai. Iš vieno be reaktoriaus žvaigždžių gamyklos, tos žvaigždžių vartų, taip sakant, ramiausiai eina tie medivakai. Ir iš tikrųjų atidirbęs matosi šitą bazės plėtimo būdą vekas. Ir štai matom įsteigtas antrasis plėtinės mūsų Pikachu. Patobulinimai kokie nors yra, taip, mūsų lingai grauš greičiau viską, kadangi jie turi vieną nagų patobulinimą. Štai matom dar vienas ruošiamas, toras, labai įdomiai čia. Ir kas blogiausia Pikachu, kad jis ką tik išnaudojo savo lervą, na, iš tikrųjų lervas turi daug, bet 7 padarė tranus. Ir, na, jeigu bent jau ne lerva kainuos, tai bent jau resursai. Taip, matom, vienas Helionas, štai, Helionas, matyt, ir su maradieriais sulys į dar vieną medivaką. Lipkit, žmonės, nenorit lipti. Ko čia ieškai? Nežinau, ar spės laiku. Na, matys. Taip, spės viską laiku padaryti. Mūsų... koks jo vardas, Jėzau, vis pamiršau, vekas. Ir štai išsilaipinimas, manyčiau, jau toj turėtų būti. Nelauks turbūt dar vieno medivako, ar lauks. O čia bus labai iš tikrųjų galingas, sakyčiau, išsilaipinimas. Ieško plėtinių mūsų Pikachu. Ir kol kas, tarp kitko,
Vekas lošia tik iš vienos bazės ir jeigu jis leis įsisiauti zergo ekonomikai, ką ir pamažu daro mūsų Pikachu ir kiek iš čia jau darbininkais pirmauja, 25 darbininkais pirmauja. Ir iš tikrųjų tas puolimas nėra blogas, jeigu jis pasiseks, tai jis gali sužlugdyti šitą viską, kas yra pas mūsų Pikachu, bet iš tikrųjų reiktų pagalvoti ir apie plėtinį. Reikėjo pagalvoti prieš kokias porą minučių. Ir matom, čia masinis išsilaikymas, toj tankiai apgulties režimą bus pastatyti. Čia matom, benelingai prieš maradierius nėra pats geriausias dalykas. Ir puolimas yra iš tikrųjų labai, kaip ir sakiau, sėkmingas. Iš vienos bazės, tarkim, Taranas jau išspaudė tikrai viską, ką gali. Savo ruoštų 32 lingai, 5 parazitai yra daromi iš Pikachu, nors jo bazė yra niokojama skersai išilgai. Ir taip, matom, tarakonų landynė spėjo išsivystyti tarakonų greitis, kas yra labai gerai. Ir netgi nežūsta tarakonų landynė, koks skirtumas spalvų dėja, matom, vienas parazitas ištykšta į gabalus ir kol kas reiktų kaupti kažkaip armiją. Štai matom, darbininkai čia kažkur bimbinėja. Net nežinau, kad dabar daryti, iš tikrųjų mūsų Pikachu jis turi 4 dabar parazitus, kurie užsikasi ir čia galės panaudoti neuroparazitą, kurio jau matyti nėra, aš net nežinau, ar jie turi neuroparazitą, išlyskait jūs iš žemės. Taip, matysim, jeigu šitas kris pastatas yra veisykla ten aukštesnio lygio, tai bus negerai iš tikrųjų. Ir ko laukia mūsų Pikachu, ko laukia? Matom, špilį kažkur daro. Štai vienas špilis ir visa armija traukiasi, bėga. Čia tik tais keli liko 4 parazitai ir visą Pikachu armiją Taranas su viena baze suniokojo. Ir ką mes čia matom? Čia matom, kad pasiusti žūt Pikachu prižiūrėtai, kas yra neabejotinai klaida. Ir, nežinau, jis matytų neapsukinės kažkodėl, tai kas čia vyksta. Žiūrėsim, kas čia vyksta. Matom, tarakonai su vienu toru greit susitvarkys. Aš čia kažką pražiopinau, man atrodo. Bek. Kur tu dingo visa Taranų armija? Buvo gyvių tikrai. Štai kas buvo. Atėjo 4 parazitai ir apspjovė visą Taranų armiją. Ir apspjovė taip sėkmingai, kad visi ir ištirpo, išskyrus porą maradierių ir torą. Ir siaubas kiek liko. Gerai, kad visi medevakai žuvo, tai negalės atgaivinti šitų mūsų darbininkų ir nedarbininkų kareivių. Matom, netgi darbininkai eina į puolimą ir, na ką, liko viena bazė zergų prieš vieną bazę Taranų. Aišku, Taranai iš paskutinių jau surenka lygiai tokią pačią armiją, kokia buvo užpuolus, tik aišku be vieno medevako, tai yra be 3 medevako, tik su vieno medevako. Ir kas čia bus, tai pažiūrėsim. Matyt, what the hell, kodėl tu čia nuleidai? Na, jokios skirtumų iš tikrųjų. Ir reiktų pribaigti dabar jau mūsų Jėzau, tai užmigsim Vekui Pikachu. Ir Pikachu tuo tarpu čia turi milijoną darbininkų, bet mažai naudos iš jų. Ir ką mes matysim? Dar 3 veisyklas, na, net neįsivaizduoju, kad dabar Pikachu mūsų darys. Štai matom dar vieną veisyklą įsteigę, bet šitos veisyklos pusėn keliauja milžiniška armija. Nu, milžiniška, palyginus su to, ką turi Pikachu. Pikachu turi tik darbininkus ir vieną karalienę. Ir špilį. Špilis iš tikrųjų yra labai gerai, nes jis nereiks investuoti į veisyklos tobulinimą, kad gauti tą špilį. Ir, na, bent jau Pikachu išspaudo viską iš tos situacijos, kiek galėjo. Šita veisykla žus, kadangi parazitas yra tik vienas. Ir jis čia ilgai nieko nepadarys, iš tikrųjų, prieš šitą armiją. Štai matom 2 karalienės eina žūt, dėja. Maradierius čia vienas pasislėpęs, žinau, išpučia iš sienos, skrenda raketos kažkokia nesąmonė. Matom kraujai, griaučiai ir visa kita liko tik iš karalienių. 2 medivakai, plėtinio
kol kas nesimato, bet tuoj išsisiurps mūsų teranas, liko labai mažai resursų, o iš tikrųjų jau pervesti darbininkai, taip, atsigavęs mūsų Pikachu ir nežinia, ko laukia. Bijo matyti parazitų, bet parazitų jau labai daug ir neliko, tik vienas. Ir taip, ieškosis čia kažkokių plėtinių, kažko stebuklingo, ko iš tikrųjų nėra. Bent jau šitoj pusėje. Šitoj pusėje čia viskas gerai. O, Mutaliska yra labai gerai. Ir kiek jų čia yra? 9, man atrodo. Kokie 3, ne, 10 visgi. 10 per daug čia pėstininkų. Aišku, jeigu dar vienas parazitas būtų, kur tas parazitas? Galiu prisiekti, čia kažkur yra parazitas, ne čia grybas. Ko aš čia tokia darbininkai užsikas su burbulais viršui. O, labai geras dalykas, kad numušė vieną. Ir tu žūsi. Yes! Ir gerai, kad medivakai yra numušti. Tai bus papildomas 100 resursų techninė laboratorija. Ką tu čia nori daryti, žmogau? Velniai žino, ką jis tą technologijų laboratoriją, gal benčius nori daryti, šmėklas, taip sakant, bet šmėklas, žiūrėsim, kas čia darys. Iš tikrųjų, Vekas toks įspūdės, viskas, mineralų nebeturi. Jis šitą bazės vystymo būdą ir iš tikrųjų ištobulinęs ir jo tie visi puolimai buvo ant tiek sėkmingai, kad nereikėjo plėstis, o šiuo metu reikia jam išsiplėsti. Jau geriau tas komandinis centras pakiltų ir jau čia nusileistų kur nors, nes kitaip bus jam šakas. Matom, lingai žūsta, viskas žūsta pas mūsų Pikachu. Ir nežinau, iš tikrųjų dabar viskas atrodo labai prastai į mūsų Pikachu, kadangi darbininkai yra priversti vieni gintis nuo visko. Jezu, kokie aršus. Darbininkai čia viską sugriaužia iš eilės. Neįtikėtina. Toras dar turi pusę gyvybės taškų ir krūvą darbininkų aplink save ir lingų. Jezu, jis žus. Inkam, taip, pasižiūrim. Mūsų dabar Pikachu turi įplaukų, tai yra darbininkų, kurie kasa yra tik 16, mažiau, 24 pas Veką, bet pas jį įplaukų yra 0, kadangi jis nieko dabar nekasa ir jis ką tik prarado visą savo armiją. Viskas, jis nieko neturi. Jis turi vieną medivaką, vieną maradierių ir 2 pėstininkus. Ir taip, aš tikrųjų galvoju, kodėl pralaimėjo Vekas. Vekas pralaimėjo todėl, kad jis sėdėjo ant vienos bazės, kas yra blogai, nes kai pirmą puolimą jis darė, ne patį pirmą, man atrodo patį pirmą, kai buvo čia tankai numesti ir pėstininkai, jis jau tada turėjo plėtinį padaryti. Tad tuomet jau būtų užsitikrinęs jau šitą žaidimo pabaigą. Bet dabar, kai sėdėjo ant vieną plėtinį, sako, gerai, vienu puolimu aš šitą daug žalos nepridariau, ten užmušiau tos motinėlės, karalienės, bet antrų puolimų čia viskas sunioko, jis jau galvoja, viskas, aš laimėjau. Tada galėjo jis ir tada jau pradėti plėstis, bet jis tada neplėtė, nes kaip ir sakau, jis savim pasitikėjo, galvoja, viskas, aš laimėjau, kad čia tokia, tralalala. Pikachu nepasidavė, jis išsiplėtė keliose vietose ir iš tikrųjų įplaukos pas jį nemažėjo, pas jį viskas buvo normaliai, darbininkas turėjo labai daug, išsaugojo visus, nežuvo jie šitoj pačioj pirmoji bazai. Ir taip, baigėsi tuo, kad iš vienos bazės, aišku, super daug neišspausti kareivių, taip kad armijos buvo gal ne super didelės, tačiau galingos iš tikrųjų. Ir jeigu, vieną kartą atmušė mūsų Pikachu, antrą kartą irgi vos čia atmušė visą šitą bazę praradęs ir šitą bazę praradęs, bet jau trečią armiją jau iš paskutinių centų iš tikrųjų sugrabštė mūsų Vekas ir trečią armiją vos, ten jau kraujais, ten ašarom darbininkai jau užsimerkė, puolė torus, visą kitą, bet irgi atsilaikė ir viskas, ekonomikos nebeturi. Vekas, kaip ir sakiau, 2 pėstininkai, maradierius ir medivakas. O tuo tarpu ir jokio kasimo. Įsivaizduojat, o tuo tarpu Pikachu, kad ir 16 tranų, bet tranų, kurie kasa, kurie neša mineralus ir iš kurių gali vystytis lingai. Kas čia? Mutaliskas mojuoja savo sparnais. Va čia tai geras. Ir taip, dėl to ir pralaimėjo Vekas.
Tai su šito įspūdingu mutalisku ore skraidančiu virš zerlingu baigsim transliaciją.